reikia bieninką su RC kodo pultelio. Tai turime tokią pultelį, jis vadinasi Pro pultelis, jis gali nukopijuoti visus kodus iš bieninką ARC ir paskui galima aktyvuoti ir pultelis pradės veikti. Kol kas matome, kad šitas pultelis veikia, šitas pultelis kol kas ne. Tai įvedama programavimo būsena. Įprastai kopijuojam tą pultelį. Pultelis nukopijuotas ir dabar turime aktyvuoti. Tai dabar aktyvuojam šitą pultelį. Matome dar kartą, šitas veikia, šitas ne. Aktyvuojam šitą pultelį. Dabar turime palaukti 15 sekundžių ir paskui pažiūrėsim, ar pultelis tikrai veikia. Bandom. Pultelis puikiai veikia. O šitas irgi veikia. Yra ir tokios spalvos.